Sveiki susirinkę į Baudos aikštelės podcastą, kurį filmuojame Olyris sporto bare. Už tai mums nieko nemoka, bet už tai duoda labai gražią ir fainą lokaciją, kaip įsikūrė namie ant sofkučių 3 draugai, krepšinio draugai. Augustas, Žilvinas ir Haris. Sveiki. Labas, Hari. Labas, Sveikas, Hari. Sveikas, Žilvė. Sveiki, kolegos. Kaip What is this uniform? What is this? What is this? What is this? What is It's I don't like it. upcoming champions of EuroLeague. Oh my goodness. You don't like... You don't think so? You will see. You will see. We will talk about it in this podcast. Pradėjom kaip urbonus, aš nekėsiu, ne? Jo, aš toksai, man tai normalu visiškai buvo. Įpratęs jau, ne? Tai Kaip gyvena draugai? Kas puikiai. gero? Smagu, gražu, Šilta. šilta. Geriausia Eurolygos sezono dalis dabar bus 2,5 savaitės. Kad tu labai lauki dažnai, sakai, ai, čia tos rungtynės nieko nelėmė, noris, kad kažkas kažką laimėtų, ten jau, va, tai atėjo metas. Dabar jau. Dabar galvoju, Devynis ar mėnesius Sinatra laukia. dainavo, ar Luisas Armstrongas. It's the most wonderful time of the year. Tai va dabar. Nu, vat Lygoje What a yra wonderful world, tai dainavo Luisas Armstrongas, bet wonderful time of the year. Čia apie kalėdas, man atrodo, daina, bet tinka ir Eurolygai. Taip. Aš galiu pasiskūsti, vakar žaidėm dėl patekimo į Final Four su kažkur matytais prieš SKM liūtus. Taip vadinasi SKM liūtai. 16-mečiai, 17-mečiai. Jie iš B lygos ten, na, į mūsų playoffus. Pirmas rungtynės laimėjom. Tai kas yra, kai žaidži prieš vaikus, dėdę galiu savo vadinti Spaudimas nuo 17-mečiais galinės vaikais, kem minučių full court press. Tai normalu. Mūsų komandos vidurkis amžiaus yra kokie 3-8. Ir jūs Svorio 6. vidurkis yra koks 100. Ir jūs 6, 7. 7. Na, tai Oi. tipiška situacija, absoliučiai. Įžaidėjauja, pavyzdžiui, Tomas Parlys, kuriam yra 47 ir spaudžia mus vis. Mes pradėjom šnekėti, kad sakom, turi mėgėjose uždraust spaust scenos komandos jaunimui. Nu, Patys kalti, kaip sakoma. tai pirmas rungtynės laimėjom. Vakar antram kėlinį plus 14 jau. Žinai, pradžioje jėgų yra, pataikom, perinam tą spaudimą. Tai 2-8 gavom. Jūs kaip Jeigu Paryžius. taip, O tai long story short, gavom 2-8. O tai kiek sumetėt? Paskutinį kėlinį 22 gavom. 9, ten 8 šiam. Ai, šitaip. Šiam. Kažkiek. Tai, nu ir sakom, nu, per tą spaudimą dar perėjom, bet žinai kaip yra, kad mėgėjose, pavyzdžiui, teisėjai visada duoda vaikam, nu, daugiau kontakto, natūralu, nu, nes ką jam daryti. Nu ir jam truputį leidžia daugiau kontaktų. Tai dabar ne kad leido kontakto, leido bauduoti. Ir gavom 3 ar 4 techninės. Iš kurių lyga vieną atšaukė. Sakė, ten už nieką, tai atšauksim. Tai iki tokio lygio tai visi išsinervavę. Tai dabar va teks už savaitę. Nu, išnervavo dėdas, išnervavo. Nu, Paėmė kažkaip spaudimą. jo. Kaip sakoma, išvargink oponentą. Nu, o mūsų išvarginti daug nereikia, 2 kėlinius, Tai vat daug būtent. pabėgioti. Ir bus. O dėl Vatis Dis, dėl Maikės, va dar norėjau irgi. Nikola Meli. Istorija papasakoti, Nikola Meli. Nu, dabar galvoju, kas čia toks didžiausias kūnas, kurį čia 3XL. Heizas. Bobanas va sezono pradžiai. Tai va, Arba gal čia Bobanas. Bobanas. Netilpt gal Bobanas į tokį. Bet Bobanas šiaip toks fit. Didelis, bet toks raumeningas, labai sausas. Nu, Žodžiu, o su marškinėlis istorija tokia, kad atsidarnėjo ten Eurolygos ambasada tokia, ten prie Konstitucijos prospekto yra Eurolygos sale. Ir šitą balioną gal trūktų iš jo man. Ir konkursas reikėjo spėti pernai, kas pateks į Final Four. O mes buvom išvarę į Final Four Berlyną, nu, buvom. Taip. Ar neatsimenu, ar susitikom. Žodžiu, Taip. ir per Final Four man Purlys rašo, nes jis kažkaip vedė ten podcastą ar kažką ir traukė laiminguosius, kurie atspėjo, kas pateks. Ir ten buvo gal 3 žmonės. Ir iš tų 3 traukė ir kas laimės čempioniškus marškinėlius su parašais. Man sako, ištraukė tave laimėjai totalizatorių. O aš jau tas totalizatorius vyko spalį. Aš pamiršęs apie iš vis. Kokį totalizatorių? Geras. Po to galvoju, blem, pau, Maikę su parašais laimėjau. Ir pirma mintis. Čia yra vertinga. Internetą, Jonui Mačiuliui dar parašiau, sakau, kiek čia maždaug galima gauti, tai pasidomėjau, sako, apie 3, gal net prie gero 5,000 gali gauti iš Pau su parašais čempionišką. Aš jau užsivedęs, galvoju, pasaka, čia buvau 4, čia dar sumokėjau, dar laimėjau tą, nu, viskas. Ateinu atsiimtos Maikės. Duoda, pasakyčiau, kaip tu pasakai, what is this? Aš Pau, laukiu Pau, aš jau pasiskaičiavęs, kiek aš uždirbau pinigų. Šitą sakau, tai ne Pau. Ne, kažkaip sako, šitą davė. Uždirbau. Labai sunkiai. Čia nuo parašai irgi. telepatiją lankęs, tai... Hari, Jo, čia su irgi visais Bet aš parašais. manau, kad tu ir šitą žinai tai galėtum. gal čia ne Ar Tai tai va, gal. aš tada galvoju, nu, okei, nu, 3. šitą gal kažkiek irgi verta. Mūsų geras draugas, lietuvis turkas, Serkan Cailik. Paklausiu jo, sakau, jisai ten Fenerbahčės fanas nuo gimimo.
Sakau, kiek už šitą galima gauti. Pažiūrėjo greit internete. 30. Nuo 100 iki 300 eurų. Max. Bet savo gali ir man atiduoti. Tai tokia liūdna Žiūrėk, bet susirašau, čia taip gali būti. Jis specialiai tau pasakė apie 200, bet gali man atiduoti. Nulį prisidės. Aš jį paimsiu, nieko negausiu, bet galiu. Jo. Surenku, žinai. Jo, nulį reikia. Tai va, tai tokios linksmosios istorijos pradžiai. Сибет, рулетка, гри карчани, автомати до гри. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir man bent jau krepšinio pasaulyje dabar, kiek mes čia nesustikom, atsitiko du svarbiausi dalykai. Tai pirma, kad Telšiai laimėjo NKL. Taip, sveikinam. Ėjo link to. Sveikinam. Jo, nes šnekėjom ir kad jeigu būtų serijos buvusios anksčiau, jie būtų laimėję. Na, visada buvo labai stiprus, bet žemaičiai kažkaip gal nepratę prie prožektorių šviesų, žinai, kuklų sudirbantis sunkiai, bet ketvirtį visada paslysdavo. Ėjo link to. Pagaliau laimėjo. Ir Tai dabar buvo galia 3 bronzos, nu, per šitą laikotarpį buvo 3 bronzos, 2 sidabrai, dabar turi 1 auksą. iš kur tokį faktą čia Turi viską. paroviai? Tai buvo. Netikėtų šaugus to. NKL facts. Kodėl netikėta? Kaip man toks, kur tikrai NKL nesidomi. Tai aš žaidžiau NKL. Tik žaidėjai domėjai, apie varžovus žinojai. I know my stuff, I talk to people, Haris. O antras svarbiausia žinia, kad Brady Manikas išlaisvintas. Aš galvoju, kad sakysi Šaras. Galvoju, Izėja Vongas. Arba Izėja Vongas. Šaras metu. Šaras. Pereisim į Žalgirio temą, nes kur padarysim podcastą, kur mažiausiai Žalgirio, tai va tos kelios temos. Tai va pirma pasiryžta Manikas, Vongas ir apie treneriukus kandidatus. Tai, nu, va, įdomu. Jokinga, mačiau paustą, ar nebūdos aikštelės čia įmetė, kur Brady Manikas įmetė paustą, kur dovanoja marškinėlių savo kirpėjui. Ir ten parašė kažkaip thank you for all. Išvengiam, kad sakom, dėkoja ne klubui. Nu, aišku, jis neatsisveikina, jis ant nuomos, tai jis kaip ir Jo, aš nuomontas, į Mersiną. Jo, bet dėkoja Barberis, sako, klubui nieko, bet va, Barberis. Tai apsikirbo net šukosnio tokia, kur nu, žmogus matos naują etapą dabar gyvenime pradės. Nu, tai daug dievėjim ten žaisti. Kai reguliaraus nedaug, tas Mersinas toliniais, aišku, ten pliofė gaus ir baigs. Izėja Vongas, Žilvinai, kai pamatėjai, kad išėjo naujiena, 3 metai kontraktas, kokia pirma reakcija? Ne man spręst, bet per ilgai gal, per daug. Nežinau, augant, skilantis. Okay. Nu gerai, nieko neįrodęs kol kas. Matysim. Bet opcija viena užimta. Viskas. Nu, ką tik Meniko tokį kontraktą serėbiams siūsdami į Turkiją. Negaliu bet aišku, sakyt, čia gal ne tas atvejis. Jo, ne tas gal atvejis, tikrai, bet vis tiek tada jau 2 vietos rezervuotos. 2 vietos rezervuotas jau yra. Ten, kur ir taip prigrūsta. Ten, kur ir taip prigrūsta. Tai dar ten kažkam prasibrauti. Ir kažkam važiuoti, žinai, nu, su Francisko konkuruoti, kad pirmas būtum, nebūsi. Antras kaip ir yra. Tai kaip ir nebereikia, gali sakyti, jeigu tu įžaidi. Jeigu tu metikas, nu, arba tu kombo nebent. Cody Milleris, nu, tada gali konkuruoti. O jeigu ne, tai metikas šalia statyk. Trečią žaidėją tikrai nebereikia. Nors Bayernas vakar Sopstų vieną kartą bandė žaidinėti. Ir įmetė. Ir tada Madridas taimautą pasiėmė. Tai man. Nesupratau, kad reikėjo atsigauti laiką. Sopstų vieną ataką pasidarė jo. Tai, bet vakar tai. Čia ne variantas. Nu, čia ne variantas. Jo, ne apie tai kalba. Nežinau, žinai, iš šono vėlgi lengva postringaut. Čia ne tas gal variantas, kad, žinai, reikėjo Walkerį imti. Jo, reikėjo. Nepaisant to, kokią situaciją susiklosti. Čia turbūt gal. Nu, aš sakyčiau, kad gal ne. Gal nereikėjo. Bet čia mano nuomonė, aišku. Taip, mes priimam. Mes labai gal nereikėjo vis dėlto. Gal nereikėjo. Bet jeigu klubas mato ilgalaikę perspektyvą, jeigu nori lipdyti brandolį, jeigu nori turėti tą žmogų prisirišusi, arba tiki jo progresu labai dideliu ir po to iš jo galima uždirbti. Vis tiek 3 metai, vis tiek Francisko kiek laiko bus, kas žino, sužais sezoną. Vakar patikslino, nu ne vakar, bet kad 2+1 tenais, jo. Nu tai taip. Nu tai žinai, šausi į viršų, tai ir po metų gali uždirbti. Tai ten pridėta tų tokių žvaigždučių matytam kontraktą daug. Jo, aš kaip suprantu, pridėta, bet tiesiog pamatė žmogų, kad pamatė arti, pamatė koks jis yra, pamatė kaip, sako, kad jis yra toks kempinė, kuris sugeria informaciją labai noriai, tobulėja. Visiškai netrukdo komandai ir pamatė kainas rolinių žaidėjų dabar Eurolygoje ir už tą kainą, kurią pasirašė Vonga, kurią kaip ir galima nuspėti, kurią kaip ir čia gandais kiti kolegos skelbė. Kiek? 3? Tai kalbėjo apie 3,50. Nu, vat norėjau sakyti, tai nučelt labai pigu. Tai jeigu už 3,50 tu gauni rolinį žaidėją, kuris matėm, kad gali daryti gerai dalykus rolinio žaidėją, tai, nu, tai tu su potencialu kažkiek paaugti. Tai aš tada suprantu visą logiką. Nors
man pačiam tas Vongas tikrai nėra, sakau, man jis nekrito į akį nuo pat pradžių, bet ką jis tikrai daro gerai, tai tos pagalbinius dalykus. Bet, pasižiūrėsim, kai jį daugiau kreips dėmesio Eurolygoje, kai tikrai ir tas skautingas bus padarytas, kai jis nebus naujokas, kai jam nereiks įeiti tiesiog 50 minučių pažaisti, tada, manau, šiek tiek skirsis dalykai. Tai toks, įdomus, suprantu kaip ir logika, bet ir tuo pačiu aš tikrai nesu ten jo kažkoks labai didelis fanas. Bet, daryti mažus dalykus nuo suolo, būti to 11 žaidėjų už tokią kainą, tai čia labai gali būti stilas žvelgiant į ateitį, jeigu jis pasiteisins. Jo, ir matyt, gal kalbėta buvo su pačiu žaidėju, kad tavo toks vaidmo, galimai toks ir liks vaidmo. Kol kas, bent jau sezono pradžioje, eigoje, aišku, nuo traumų nieks neapsaugotas. Kas žino, gal ir pirmų patapsi, o gal gerai išausia, gal tavo rolė didės, o gal kaip tik nedidės. Negali žinoti. Negali žinoti. Rizikingas žingsnis, sakyčiau, toks. Su tokiu kontraktu kažkaip atrodo, kad jisai pats savo tą NBA svajonę tokią iš šono traukia. Nes įprastai tie, kurie ateina iš NBA, vis tiek jie, jų galvoja, vis tiek gyvena tą NBA svajonę. Tai jis su tokiu kontraktu kažkaip atrodo, kad nėra, kad ten, aišku, yra tas išėjimai, jo, bet vis tiek toks. Tik sužaisi. Ką tik atėjus iš NBA ir tada 3 metų kontraktas, kad ir su kokiom sąlygom. Bet kiek ten jis nam NBA, aš manau, kad gal ir jis yra. Suprato gal, kad toks žmogus, kuris, sakykime taip, kad gal negalvoja, kad kaip būna visi amerikiečiai galvoja, kad jie visi turi žaisti NBA, nes jie yra NBA lyga. Tai gal ir jisai yra toks, kuris realistiškai įvertina savo situaciją, tenais tam NBA, tai aš nelabai matau, ką jis galėtų pasiūlyti. Tai gal tiesiog suprato, kad Europoje yra mano dabartinis kitas žingsnis ir aš noriu užsitikrinti ateitį kuo ilgiau į priekį, nes ta G lygos alga, tai jo, ten juokinga. Ir ten krepšinis kitoks. Ir ten čia vis tiek lygis aukštesnis. Ir šiaip, man atrodo, tas vertinimas toks kontroversiškas ir skeptiškas ir dėl to, kad Žalgiris niekada nėra daręs tokio veiksmo. Tokio kontrakto užsieniečiui, roliniui, per visą Žalgirio istoriją aš turbūt neatsimenu, kad duotų roliniam legionieriui 3 metų kontraktą. Tai vien tas mums suvirškinti reikia, kad Žalgiris taip daro, bet gal čia tiesiog yra gudrus veiksmas, kur pasakysim, čia gerai mąstė tada Žalgiris. Žinai, įsivaizduok, tai jisai patobulėja ir tu turi po 2 metų žaidėjų, ten tarkim, šiek tiek pakyla į algą, ten už kokius 400 000, kuris Eurolygoje tau yra labai solidus žaidėjas nuo suolo rolinis, ten, tarkim, 6 man. Tai už 2 metų dar tas algas kilt. Tai tu sakysi, kad čia visiškas stilas, nes tokie žaidėjai po 1 milijoną uždirba. Tai yra to upside'o potencialo kilti viršų, bet to pačiu pažiūrėsim, ką Vongas darys, kai jį kreips daugiau dėmesio. Gemblina Žalgiriukas, pažiūrėsim, kaip gausis. Rizikinga. Rizikinga. O ką su treneriuku? Kiek rizikinga yra? Vis tiek jau tos kalbos vis garsesnės ir garsesnės apie Trinkierį, kad tikrai ne. Būčiau labai nustebęs, kad pasirodytų, kad ne, visgi lieka Andrėja. Nežinau, kas turėtų. Kas turėtų įvykti. Ten, tarkim, čia aišku, kad reikia laimėti LKL, čia be kalbų. Kalbos nėra. Bet, nežinau, kažkoks pokalbis įvykti, nežinau, Andrėja prižadėjo ten Italijoje vilą, Žalgirio ofisui, ten kokią nors. Tai tie kandidatai, kurie minimi pagrindiniai, apie Adomaitį buvo kalbas, kad jau prieš KMT buvo su juo susisiekta ir klausta Dainiukai kaip tu. Ir kiti 2 pagrindiniai, tai Lakovičius ir Navaro, ta tokia naujoji užgimstanti treniravimo žvaigždė. Turbūt kaip kalbėjom irgi, pasakai, kad atneša naujų dalykų į krepšinį. Tai iš tų visų kandidatų, kaip jums šviečiasi, kas labiausiai tiktų, kurio norėtumėt? Aš nebūčiau toks tikras kaip tu, kad tikrai nelieka? Kad Trinkierį. Aš nežinau, aš tiesiog ką girdžiu, reflektuoju. Bet labai užtikrintai reflektuoja, sakykim taip. Man taip dabar čia sėdint ir tai, kad tu pasakėjai, atrodo, kad Trinkierį 99% kad Trinkierį. Nedanutė iš Turgaus sakė, žmonės, kurie artimoje aplinkoje, tai nežinau. Bet dabar sugrįžkim tada gerai prie Vongo. Tai vis tiek, Vongo 3 metai, tai atsiklausė vadyba Trinkierio vis dėlto, aš galvoju. Vis tiek treneris pasakė žodį. Tai tikrai. Jeigu 3 metai, žinai, tai vis tiek. Good, fine. Tai palauk, tai bet kalbam, tu pats sakai, žinai, pirmas žingsnis be precedentis atvejais, 3 metai roliniam žaidėjui, tai treneri, reikia tau jo galų gale, nereikia, auginsi, neauginsi, duosi vaidmenį, neduosi vaidmens, kažkaip, dėliojam kažką, ar žinai, ateis Jaka, žinai, 3 metai, kam jis man jo nereikia, man reikia to, man reikia Petro, Jono, Antano, dar kažko, žinai.
Kažkaip dabar aš galvoju, vis tiek gal sėdėjo. Šūno pinigus vos ne tai. Gal, nu vis tiek. Centai. Trysia gal sėdėjo prie stalo žmonės, ar keturiese, kiek ten reikėjo priimti sprendimą. Nu, nežinom kalbas, bet įsivaizduokim hipotetiškai tada, kad nelieka ir tada reikia ieškoti naujo. Nu, ir ką mes renkamės, kas Žilvinui tavo vienas simpatiškiausias. Jaka? Simpatiškas. Ibonas, nežinau kaip tarėsi vardas. Ibonas Navaro. Nu, pirmiausia, tai, nu žiūrėk, ką mes vėl turim. Turim du žmonės, amžius beveik panašus jau, vienas su gera labai karjera, kitas su gera trenerio karjera, abu iš Ispanijos. Abu, aš ne apie tautybę kalbu, bet ten dirbė. Ir Jaka greit baigęs, greit iš karto šovė į viršų. Vakar, pavyzdžiui, matėm tribūnai, Felipe sėdėjo ir Mumbrų sėdėjo. Vienas šalia kitą, aš tai galvoju, Mumbrų, išlinta, žinai, atsirado. Ir taip kažkaip gali su Jaka bandyti lygyti. Nu, Jakos karjera tikrai buvo, trenerio aš kalbu, tik persivilkus sportinį kostiumą į oficialų, nu, sėkmingesnė, aukštesnė, greičiau šovė žmogus, žinai. O va kažkaip, žiūrėk, Aleksas Mumbrų pabandė, Bilbao truputį pabuvo, Valencijai pabuvo, nepaėjo, viskas, nėra. Bet jis Vokietijos rinktinė treniruos dabar. Nu, tai čia visiškas yra, čia nežinau. Nu, bet čia toks avansas atrodo. Visiškas, tik kažkaip, nu, žinai, po Gordį, kur užkelta buvo kartelė labai aukštai. Nu, okei, valio, pirmie. Nu, Gordžių gerai pikiai išeiti. Nu, gal ir taip. Kaip ir bankiai iš Latvijų nori išeiti. Ir Latvijai turėsgi naują trenerį. Sito Lonza. Nu, Sito Lonza. Irgi ta pati, gali sakyti, karta, irgi ta pati vieta, irgi ispanų komanda, žinai. Tai kažkaip, nu... Ir vienas ir kitas dirbo gerai, nu gerai su Las Palmu nepaėjo, nu gerai, Eurolygą jie nenori eit, gal Jakai marškinėliai per maži darosi, gal su Las Palmu tu visada buvai geras Madrido Barsas underdogas, tu visada turbūt buvai daugiau nei vidutinioko statusą turinti komanda NDS lygai, tu niekada nebuvai ten outsideris, bet tu galvoji, nu palauk, nu vis tiek Eurolygą pakliūt, nu kiekviena turbūt trenerio svajonė. Tai šansas tau, žinai, atsiveria. Lygiai tą patį mes ir apie Navarą galim sakyti. Bet Navaro dabar su savo komanda, kaip atrodo. Tai irgi, žinai. Tai irgi einantis, irgi augantis, irgi, gal sakyčiau, net Ibonas Navaro gal net daugiau matęs, daugiau apdaužytas, jau žinai, vis tiek. Jakos karjera, nu kiek ten, iki 10 metų trenerio karjera, o Ibonas vis tiek, jeigu tokio lygio esi, tokio amžiaus būdamas, taigi tu pradedi supratęs, kad krepšininkų nebūsi nuo 20 kelerių. Tai kalbant apie... chemikas berots yra. Kalbant apie patirtį, nu, bet vis tiek jo karjeros patirtis ir Jakos karjeros patirtis, žinai, tai kažkaip dėl patirties gal su Ibonu būtų smagiau. Nežinau, bet aš net kažkaip... Adomaičių nesvarstai. Tai kad Dainis gerai sėdi Japonijoje. Nu, turbūt jo, tai, kad jis ten gerai sėdi. Bet, nu, svarstam. Jis gerai sėdi, aš tai už. Norėtum? Aš už Dainiui linkėjimai. Internatas, Panevėžys, seniai geri laikai, jei Dainių žiūri, tai Dainių linkėjimai. Tai be abejo, tai čia kaip ir Navickasgi kalba, mūsų prioritetai Žalgiriui yra lietuviai, bet tai nėra duotybė. Tai yra atlygis už darbą. Tai aš galvoju, treneriui gal irgi nėra duotybė, gal irgi vis dėlgi tu žaisdamas Japonijai ar dirbdamas Japonijai, nu tikrai nejauti tokią presą, kokį tu jauti čia. Vis tiek Dainis dirbo rinktiniai, dirbo ryte, spaudimas yra milžiniškas. Bet jisai sakė ne kartą viešai, aš turiu užsiauginę storą odą. Ir tas yra gerai, ir jis spaudos konferencijų čempionato metu irgi pasakė, ką galvoja. Tai irgi jam respektas, tai irgi jam pagarba, tai tikrai matas, kad žmogus turi storą odą ir nebijo sakyti tą, ką galvoja. Net nevengdamas tos opcijos atsisuks prieš jį, neatsisuks šitas momentas. Tai aš už, man lietuvis, nesu nacionalistas, bet tiesiog lietuvis yra, lietuvis gerai. Aš tai kažkaip nenorėčiau vėl rizikuoti. Su lietuviu smagiau. Bet aš tai kažkaip, aš jaučiu, turbūt, kad Andrėja liks. Aš taip jaučiu. LKL bus laimėtas. Nu, būtų be precedento. Nu, čia apie šitą. Rytas prieš Neptūną kris ketvirtfinalį. Nu, irgi precedento neturintis atvejais. Ne, juokauju, aišku. Bet apie tą Navarą ir Lakovičių. Dėl trenerių. Abudu labai smagus, kylantis treneriai. Smagu, kad Žalgiris, jeigu... Kad ne Šilerį ima. Ne, bet čia buvo ta pati plius minus logika, kylantis treneris. Man patinka ta logika. Abudu tikrai įdomus treneriai, abudu, sakykim taip, jų sistemos yra aukščiau už žaidėją bet kokį komandai. Nėra taip, kad kažkuris vienas labai turėtų, sakykim taip, kaip Francisko šiais metais Žalgirį. Aukštas tas usage panaudojimo procentas, viskas apie vieną žaidėją, ne, yra komanda, yra rolės, yra ispaniška rotacija, 11 žaidėjų, paskirstas laikas tarp 15-20 kelių minučių ir aš gal net
Lakovičius labai smagiai atrodo, daug padarė su Ulmu ir su Gran Canaria, bet Navarro man vienas toks atrodo kaip krepšinio pionierius Europoje su savo dalykais, ką žaidžia Unikaha, kaip su yra sudėliota komanda per tuos kelis metus, koks yra atakų testinumas. Greitis yra. Greitis, šiek tiek primena su to greičiu Paryžių, su visom tokiam specifiniais dalykais, kuriais jie kartoja, kuriais jie prigauna kiekvienam mače. Daug judėjimo be kamulio, aišku, čia turi turėti tam tikrus žaidėjus, metikus, kurios gali naudoti, bet, pavyzdžiui, kaip jie atakoja visko susikeitimo gynybą, tai tokių dalykų, tokių įmantrių dalykų nedaug kas tikrai net ir Eurolygoje naudoja. Tai būtų labai smagu jį pamatyti, aš manau, kad jis yra vertas šansų Eurolygoje, bet tuo pačiu ar jisai norės, jo, Unikachui tikrai gerai, yra gera vieta. Iš Malagos į Kauną dar. FIBA dar gali nusineš dar kartą. Bet vėlgi, jie ambicijų nerodo, jie nenori niekur eiti. Vėlgi, stogas kažkaip. Jau jisai dabar atrodo pasiekęs maksimumas. Jo, jie laimėjo. Ir vėl su Tenerife turbūt finale kausis. Ir vėl tu ten lieki, žinai, kažkaip tai. Manau, kad metas ir jam į Eurolygą, tai būtų, manau, logiškas žingsnis. Per Žalgiriuką gerai būtų, aišku, iššokti. Na, o čia gali rodyti. Man dėl Adomaičio kažkaip nesinori to tokio irgi bandymo, ar gali ar negali dirbti su aukštam lygiu, vis tiek su tokiais žaidėjais. Yra viena rinktiniai padirbti ant mėnesį laiko, kitas yra atlaikyti tokį Eurolygos sezoną. Kaip Adomaičio, tai aš nenoriu Maksvyčio likimo, kur ateinam lietuvių, pabandom, ir matom, kad netraukia žaidėjai, netiki ir ten vėl atkabinam ir lieka žmogus toks niekur. Tai kažkaip man atrodo, kad iki Žalgirio aš norėčiau Adomaičio dar tos tarpinės vienos stotelės, ne Japonijai, kad jisai kažkur kažką parodytų, nes aukšto lygio klube netreniravo dar niekada per karjerą. Tai man tie avansai tokie Eurolygoje, Žalgiris jau nebe to lygio, kad galėtų savo duoti šansus lietuviam pasimėginti. Tai Žibėnai pasimėginti, tu irgi neblogai čia visai atrodo. Prašau, tai Rytas nėra aukšto lygio komanda? Aukšto lygio, bet truputį žemesnio. Kaip bebūtų. Į tą kamerą norėčiau. Gerai, Reelsą kirpsiu. Rytas gerai, bet ne wow. Wow. Žalgiriuko. Wow. Trumpiausiai apie Žalgirį. Šiemet pagaliau užkniso. Pagaliau. Viskas, Žalgiris. O lankstom. Kitas komandas gali. Dedam į stalčių, einam į pleiną ir lekiam į Miuncheno areną. Dar apie pleinų grajukus praeikim. Aišku, iš tų trijų apie paskutinį mažiausiai turbūt bus ką kalbėti. Nėra ką kalbėti, vakar buvo mažiausiai Vienas realiai neįdomus. Visiškai net nesijautė, kad tai yra rungtynės lemiančias dviejų tų komandų sezoną. Kažkas baig sezoną. Jo, akivaizdu buvo, kad tiesiog tos rungtynės buvo nulemtos dar priešais. Dėl vieno žaidėjo. Išėjo naujiena. Kaip reagavos irgi tu pažiūrėk. Dėja taip. Panašiai. Dėja taip. Liūdna, jo. Ir šiaip jau nesitikėjai daug intrigos. Bayernas išvykose žaidžia tragiškai blogai, 6 pergalės per visą sezoną. Tai be Carsino Edwardso, čia nežinau. Sakiau, kad reikėjo 10 opsto tritaškių, kad būtų įdomu. Užmetė po pertraukos, 4 užmetė po pertraukos. Pradžioj tai nieko. Pradžioj. Brankovičius pirmą 2 taškį įmetė, baudos aikšteliai 9 minutę. Brankovičius pakeitęs Bukerį. Tai va, uždaryta baudos aikštelė aklinai, meta daugiau 3 taškių, nei 2 taškių, nieks negali pataikyti. O tie kaip tik ne iš po krepšio verčia, tie kaip tik meta iš toli ir meta visi. Visi, kas metė, visi pataikė. Absoliučiai visi. Į Bakano solą išėjo. 7, berods 7, pirmam kėlinį. Per pirmą kėlinį 7, po 2, 9, 14. Ja, bet pirmam kėlinį 7 ir kiekvienas iš skirtingo žaidėjo. Visi. Iš 7 žaidėjų 3 taškių. Felisas pataikė, Abaldė pataikė, Hezonija pataikė, Dekas patį pirmą pataikė, Kampaso pataikė. Ir Musa kėlinį užbaigė. Mario užbaigė kėlinį. Mario užbaigė kėlinį. Mario iš kairio krašto. Prieš tai buvo 2 įmetęs pabėgęs ant greito, o paskui trajekai. O čia nebuvo Mario antro kėlinį. Čia antro galėjo. Jo, antrą užbaigė. Taip, pabėgo. Ne, tai ką tu ten viskas aišku. Gaila Bayernui labai, ne? Viskas aišku. Įspūdingą sezoną turėjus ir vis tiek progresas buvo. Greitai pasimirš labai, nes net nepasimojos į play-offuose, kad ir sausai gautų. Taip, progresas buvo, bet... Taip, einant per tas rungtynes į Madridą grįžtant, kiek ten 3 dienom atgal, kažkaip, irgi aišku, varžovas kitas, bet ir Realo veidas kažkaip atrodo. Veidas net tiesiogiai neskaičiau prasme, kūno kalba. Kažkaip atrodo, kaip tu gali nenusiteikti svarbiam mačui, kuris lemia kažką, bet tu atrodė kažkaip, kad ne 100% susikoncentravę Realas, kad ir kaip beprotiškai tai skambėtų. Ta savisauga, kad turim 2 rungtynes namie, 2 negausim.
Nu, bet, nu, man Ne apie tai kalba, aš net bet, negalvoju, nu, ar tau atrodė, kad Realas buvo prieš Paryžių labai... Netrodė. Man tai irgi ne. Aš sutinku su Jo, Hariu. Paryžius dominavo visą laiką, prisiminkim, visą laiką. Ten pradžioje gal Madridas šiek tiek užmetęs buvo ir po to Paryžius visą grajų priekį buvo, visą laiką. Nu vėlgi, žinai, kas yra Münchenas be Edvardso, kas yra Paryžius be Šorco? Niekas beveik. Münchenas vis tiek gal šiek tiek daugiau opcijų turi be Edvardso, nu ir matai. Kaip sako, Augis, 10 topso tritaškių galbūt patraukė, žinai. Nepatraukė, dar Šabazas visai. Nedaug reikia. Jokio spaudimo, opstai, bet... Visai dar padoriai Šabazas nuo suolo išėjo, visai gerai. Nu, Vaileris Babas, nu, respektas jam, taip, tai yra pripažintas gynybos monstras, gavęs dar vieną įvertinimą. Kažkada labai norėjom Šabazo. Jo, kai Zenitą prieš sezoną ten Šabazas dar visai gerai, dar visai kūną parodė valdymą savo ore, dar ten išsiraitė, dar užmetė ir po driblingą užmetė, ir iš tolių užmetė, viskas gerai su juo. Bet neištraukė. Bet kai Šembėjai jisai atėjo, toks buvo labai daug žadantis vardas. Nu, šiaip Šembėjai karjerą visai vidutinę turėjo ir kai atėjo toks vardas ir Zenite, ten atsimenu per iki sezoninės ten 30, 28, 26, 30. Ja. Galvojam, va čia naujas Maikas Džeimsas užgims. Bet ten sezonas, man atrodo, dėl COVID turbūt nevyko. Ne, jis ten gavo traumą, dėl kurios Čiurna nusitraukė, man atrodo, prie sezoninėse rungtynėse. Ir niekada nebegrįžo į tą formą. Armani, solidžiau gal turbūt atrodė negu Bayerne, bet kažkaip ne. Šabazas ne. Ne, Madridas pelnytai praėjo, Madridas Paryžių turėjo praeiti pelnytai irgi, nu nepraėjo, bet, žinai, ko nebūna. Vėlgi, tas prieš paskutinis grajas gal irgi rodė jau, kad gali, žinai, ten viską būti. Aišku, ten abi komandas virš 100 susimetė. Nesigynė. Čia kaip Atamanas sakė, jeigu mes nesiginsim, tai top 4 bus Anadolu, ne mes. Ten irgi Madridas nesusigynė konkrečiai. Prieš rungtynes tai vienareikšmiškai buvo Realas Paryžius, kad, nu, čia vis tiek Paryžius faina, bet Realas pasidarys. Yeah. Kaip atrodė, kokią seriją Lietuvoje. Irgi taip... Negatyviai. Aš kažkaip irgi galvojau, kad Realas laimės, nes tikrai žaidė geriau paskutiniu metu, buvo laimėję nemažai rungtynių. Serija buvo 14 iš eilės buvo laimėta. Taip, Eurolygų irgi tikrai geriau atrodė paskutiniu metu, tai kažkaip galvojau, kad ir Paryžius prieš 2 turus Madride buvo pralaimėjęs, nors pataikė 19 tritaškių tose rungtynėse. Ir aš toks galvojau, nu blemba, jeigu pralaimi 19 tritaškių pataikęs, tai sunku yra tai pakartoti. Jo, bet, ką pamatėm, eilinį kartą Paryžiaus labai geras planas, eilinį kartą atakuoja žaidėjus, kurie yra silpni, Sergio Llull turėjo visas rungtynes tiesiog gintis prieš TJ Shortsą arba gintis prieš užtvarą, kad neleistų jam išsikeisti prieš TJ Shortsą. Tai kokius įtraukė jį tiesiog 2 prieš 2 tarp gynėjų, kokius 6-7 kartus. Iš tų 6-7, 80% laiko atakos pasibaigia taškais arba gerais metimais. Tai ką Paryžius labai gerai daro, jeigu tu silpnai giniesi, tai patikėk, tau reikės dirbti, kad tavęs neįtrauktų į tą visą situaciją. Tai neapsigynė ir Tavaresas, Kevarijus Heisas kelis alijupus dėjimus gavo ir Paryžius aukštaūgiai labai gerai tą statė Gortato užtvaras baudos aikšteliai. Zona 4 kėliny gal zoninę gynybą pastatė Realas ar 3. Ja. Ir Šorcas gauna užtvarą viršui, veržiasi į baudos aikštelę, kur stovi Tavaresas per vidurį, nes 2-3 ir apačioje 3 per vidurį Tavaresas. Ir Kraceris, kuris atrodo pusė turbūt žiūrinčių, 9% žiūrinčių net nežino, kas tas Kraceris. Lėtas nerangus. Pirmą pjūklą ar kažką Kraceris. Tai va, apie ką aš ir sakau. Podcast'o vedėjas gal net nežino, kas yra Kraceris. Būkim biedni, bet teisingi. Jo, bet tai va, žiūrėk. Pastato tą užtvarą ir Tavaresas tiesiog nieko nebegali padaryti baudos aikštelį. Tai va, čia yra tas Paryžiaus grožis. Ir dar prieš aikštę, va, irgi iš užtvaros susisikuri pranašumą. Ne iš greito kamuolio perdavimo, bet iš viršų iš užtvaros. Tik užkliuvo, viskas ir jau gali lyst. Atėjo, nusimetė viską. Arba floteriuką gali iš karto šauti. Tai va tiek. Va aikštė, kaip greit sulaužama, kaip greit pažeidžiama aikštė, žinai. Kaip mus mokydavo. Greit, kamuolio judėjimas, greitas, ten iš krašto, gal numesi, žinai, aukštas nuo ūso pasikeliam baudos. Per baudą kitas tuo metu, kai tas pasikeliam baudos, tas nuo baudos turi nusileisti čia, kur 2 žmonės ten, tas turi prabėgti, kad sudarytų persvarą kitoj pusėje, kad kamuolys greit per mažą grįžtų, ten numesi, ten kol tie pasislinks, kažkas iš tų 2 bus laisvas, jeigu vienas iš jų yra metikas, užmes jau tau iš karto, žinai. Arba tiesiog Šortas sako, chill guys. Taip, kalbėdam, žinai, jo, greitas kamuolio judėjimas ir centrų švytuoklė, kad būtų judėjimas didelių žmonių. Ir va, tau, žinai, vieną užtvaryti ir jau gali žaisti. Viskas pasenė šitą dalyką. Tai va.
Tai va tokie dalykai. Man tam mačia patiko Paryžius, kad vis tiek visi kalba apie Šorcą, Hifis gavo kylančią žvaigždės apdovanojimą. Pelnytai irgi. Pirmas sykio aš irgi galvoju, kad ta kylanti žvaigždė, realiai žvaigždė, nes visada apdovanojimus paima 4-5 taškų žaidėjas, Jokubaitis imdavo Barcelonui, kur ten 10 žaidėjų būnos kylanti žvaigždė. Nu, okei, dabar jau ta žvaigždė ir, sakykime, trečias žaidėjas buvo. Nu. Jo, trečias Rising Stars su 4 taškų viduriu. Ir pastovi rinkdavo, nes, sena lyga, Eurolyga. Tai šiemet pagaliau Hifis, tikrai Rising Star, per sezoną viskas dabar, manau, ten dės, kas ten Monakas, mačiau, nori labai, akivaizdu, nes prancūzas. Bet ten Strazelis yra. Nes prancūzas. Kažkaip reiks pastumti į šoną. Bent jo, dabar tikrai Strazelis kažkaip nesutilps abu, nesutilps per daug, kam? Bet vis tiek imtum Hifį negu Strazelis. Taip, ne, tai sakau, Strazeliui tada vietos nelieka, vienareikšmiškai. Arba jis ten 5 gynėjų nebenorės būti tikrai. Eisi kokią kitą prancūzų komandą ir tiek. Jo, yra geresnis. Tai ką norėjau minti, kad apie Šorcą, apie Hifį kalbą, bet tam mače pasirodė, kiek irgi, kaip minėjai, kad tie roliniai žaidėjai kokią įtaką turi dėl ten, kad ir Gortas užtvarą tiesiog reikia statyti. Kroatijoje. Arba Jantunenas irgi, Fenerbahče pasirašė. Jantuneno toks irgi. Iš vienos pusės netikėtas, iš kitos, nėra tokių žaidėjų, ketvirtas metantis. Jo, bet jam sezonas toks buvo, vienu metu jis visai, ant saklumos visai buvo, prapuolės buvo Jantunenas visai, nieko neužmesdavo, nieko nepataikydavo, neprasiverždavo, galė sujudėjo ir iš karto visi pradėjo jį gaudyti. Aš labai šiaip galvojau, kad gali Žalgiris jį bandyti pagriebti. Ir labai norėjau šiaip, kad jį pavyktų pasirašyti, nes vis jaunas žaidėjas, jis 2000-ųjų, tik tais kylantis paskutiniai keli sezonai, progresas didžiulis. Ir žmogus, kuris 4-5 pozicijoje per 2 pozicijas gali žaisti, gali pataikyti, gali kažkiek išsikeisti, prieš tos mažiukus kažkiek pasiginti gali. Ir dar jam tik 25 toj bus. Tai Eurolygos mastais, tai čia visiškai nenustebau, kad Feneris pasirašė. Jo, kylant. Melis, nueidinėja. Jo, bet vėl, žiūrėkit, bus dabar įdomu žiūrėti visus tos žmonės, vis tiek Paryžius, kokios ten jo ambicijos, ten NBA ateina, jeigu ateina, žinai, ar jie tą Saint-Germainą kabina, kas apskritai su Paryžiumi lieka, jie nelieka ir tie žmonės vis tiek nežaisgi 5, 6, 7 metus kartu, vis tiek jie pradės judėti ir tada bus įdomu pažiūrėti, kas tu esi šalia Šorca ir kas tu esi, kai nebus Šorcas šalia, žinai, kitoj komandai, kokį tu turėsi vaidmenį, kiek tu gausi dėmesį iš kitų mažų žmonių, žinai, kai to dabar Šorcas viskas sukuria praktiškai, tu gali susimesti be driblingo, gavęs kamuolį. Tai čia gal bus įdomu pažiūrėti, matysim. Uždarykim play-ino temą su maču, kuris atidarė play-iną. Miunchene, ten, man atrodo, yra ką pakalbėti. Ir aistrų buvo ir mačas šiaip labai gražus, labai įnirtingas, permainingas, emocijų pilnas. Tai šiaip, kaip ir minėjai, kad ant kiek išvykoje blogas yra Bayernas, ant tiek namie, kiek gali lemti tos savilankai savo sienos, savas kvapas. Šiaip serbų irgi buvo prilėkę labai nemažai, jie ten šiukšlyną darė irgi. Geras. Kaip supratau, tas konfliktas tarp Herberto Kalničiaus ten ir buvo dėl fanų kažkaip, kad... Taip. Kad jis ten kažkaip... Fanai metė kažką į Herbertą. Nežinau ką, bet nesvarbu, metė ten ar plastikinę alaus tą butelį ar kažką. Ir Herbertas supyko ir ar ten atgal metė, ar į tos fanus, ar ten į Zvezdos organizacijos žmonės. Ir tada maždaug Kalničius čia sako, what the fuck, tipo, ką tu čia darai? Ir, klasikinis serbų manevras, kad ką tu darai, kai tavo fanai patys pradėjo ir tada tu, tipo, supyksti. Tai... Bet jie ten, Herbertas, kur... Paskui dar jo. Legendas atrodo. Bet dar... Get the fuck out of here. Kažką panašaus ten, Kalničius. Taip, kai Lillardas mojuoja Oklahomai, Herbertas. Ir skriskit iš čia. Ir Smilių dar prie Smilkino pasakioja, parodė dar taip Kalničiai, žinai, kad čia maždaug susikalbam su taim, ar ne. Jo, aš taip, jeigu atvirai, tai tikėjau tose rungtynėse, kad Zvezda paims kažkaip, aš taip galvojau, kad tai bus, taip galėjo būti. Taip ir atrodė. Taip galėjo būti, jo, prieš mačą diskutavom su bičiuliais keliais, kažkaip aš jaučiu, kad Zvezda paims su savo entuzijazmu, su savo, nors vėlgi, žiūrėkit, šitam pleinė žaidė labiausiai po praėjusią sezoną šovusias į viršų komandos. Labiausiai. Iš dugno, iš 14 vietų, abi iš karto pretendavo į top 8. Vienas momentas. Antras momentas, galvoju, kad netgi, aišku, niekas nuo traumų neapsaugotas, galvoju, kad su Zvezda būtų įdomiau žiūrėti plyną su Madridu.
Man taip kažkaip jautėsi, kad Zvezda, 100%. kad Zvezda būtų ten, su oi, savo būtų gynybos ten, potencialu. su Petruševo savo formoj emocijom. kosminiai. Taip, jo, su Petruševo kosminė forma, kažkaip galvojau, kad čia bus įdomiau, žinai, Bet čia toks, kur iš tos pusės krepšinio smagu, aišku, mes lietuviai negalim, ypač pastaraisiais mėnesiais, savo požiūrį apie Zvezdą ir tą tokį, tai kaip Zvezdai stipriai nepaėjo sezono galas, tai toks pikdžiuga mum lietuviam, bet dėl krepšinio, kaip sakėm, kad tiesiog būtų smagesnis su Realu. Būtų geresnis. Nes irgi paskutiniai mačai visi ant kiek nėjo Zvezdai, jie žaidė 3 pratęsimus, visus pralošė. Jo. Ir aišku, ten po rungtynių Sfairopolas dėl švilpukų, kur ten tiesiog bauda prieš Edvardsą buvo, pasirodo tas, neatsimenu, Todas iš Basketniuzo. Valer Bab, man atrodo. Ne, prieš Edvardsą. Edvardsas, čia kur nesušvilpė, kur Bukeris pastumė Cody Millerį. Ten veržėsi Edvardsas. Ten išaiškino, kad nesušvilpė tos, kad į nugarą stumė Bukeris, bet išaiškino, kad bet kokiu atveju ten buvo pražanga prieš Edvardsą. Kad nebuvo, netiesiai šokas. Tai visa diskusija nueina iš šono. Ir Sfairopolas sako, aišku, čia dėl to švilpuko, ir po to sako, reikėtų 11 baudų nepramesti dar pradžiai. Ir aš pažiūrėjau iš tų 3 pratęsimų praloštų prieš Pau ir Efes dar prieš tai prieš Pau irgi 9 baudas prametė. Irgi atsisukti save reikėtų netikėti teisėjus. Bet tai dar pasižiūrėkit, komanda sumeta 93 ir tą padaro praktiškai be tritaškių. Gavo iš varžovų 14, be Opsto. Iš Müncheno gavo 14, kas visiškai neplanuota, gali sakyti, buvo. Ir pats tik 22% sumetė, 5 tritaškiai. Ir tu sumeti polime 93. Ir tu per galvą slėpdamas susimeti net 32 iš kem 6 dvitaškių. Tai va. Agresyvumo kiek, kai negali pataikyti, yra kitų variantų. Būna Žalgiris negali pataikyti ir nėra variantų. Arba Žalgiris grįžta kada, kai pradeda pataikyti. Ok, žinai, o čia negali pataikyti. Turi kitų opcijų. Edvardso įspūdingas gale epizodas, kur ten lygų, pasiėmė ant savęs, parsivežė, įmetė į fanus atsisukęs. Viskas. Ir paskui gal per 2 sekundės. Stato už tvorą. Liko tiesiog. Per 2 sekundės atgal. Neatsimenu, kada. Man reikėjo mano žmogų dengti. Atstokit, aš keistis paskutinėms sekundėmis, kai lieka 1 sekundė. Niekas niekada nėra sakęs per 10 metų žaidimo karjerą. Nereikia keistis. From hero to zero. Toks, kur galėjo uždaryti. Ir atidarė, uždarė. Praktiškai uždaręs buvo. Jis buvo uždaręs. Praėjo, sunku įmetė, uždarė viską, su kairė ten tokį liepą. Tiek pastangų ir tada taip lengvai viską atidavė. Bet kalbant apie Hero, tai šiaip Vailerio Babo perdavimas tokioj rungtynių stadijoje. Ir matėsi, kad jisai mato, kad Bukeris sen yra, bet tiesiog neturi. Tai visos vietos nėra kaip užsilenkta perdavimą vieną ranką atiduoti. Per galvą. Bet kokį tikslų dar. Čia, kaip sakai, svarba apskritai tokį sprendimą daryti rizikingą prie tokio rezultato. Plus 17 sekundžių. Bet, žinai, antras dalykas, per visą aikštę sudėtingumas techniškai. Trečias dalykas, išpildymas idealiai į krūtinę Bukerį, kuriem ten liko tik sulaužyti. Nebuvo kaip dėt kamuolį, ten visiškai jau buvo. Bet čia vainikavo apskritai jo visą mačą nerealų. Susimetė sezoną gali nesakyti. Jo, gynyba, išrinktas geriausiai besiginančių. Čia tai nesąmonė, 16 geriausia gynyba, 3 blogiausia, sakykim taip, 16 geriausia, nesąmonė pasakiau, 16 geriausia. 3 blogiausia gynyba Eurolygoje komandai ir tu esi išrinkamas geriausių gynybos žaidėjų. Jaučiu, kad taip nėra buvo tiesiog. Aš labai geras tikrai žaidėjas, viskas gerai, bet gal čia kaip MVP iš 15 komandos tada rinkti. Taip nebūna. Rokas Jokubaitis MVP. Tai, bet ar didesnė nesąmonė su rinkimais gynybos žaidėjo, kai visada rinkdavo centrą? Kiek metų buvo, kur centrais. Diamantidis buvo, bet šiaip ten Tavares rinko daug metų. Bet žinai, kur tada pradėjo rinkti Vavokupui, kur tiesiog, kad gynėjo gynyba yra įtakingesnė negu ilgo centro su ištastom rankom. Irgi tiesa. Tai gal irgi būdavo nesąmonė, tai gal tas, kad renka mažiukus net ir iš prastai besiginančios komandos, bet jis įtakos gali būti, žinai. Vis tiek, žinai, dideliam žmogui jis ir prieš savo žmogų apsigina, jis ir prieš mažą gali apsiginti. Mažas prieš didelį negali apsiginti. Bet jo gynybo zona, žinai, yra. Jam yra sunkiau. Tai be abejo, taip. Tai vedam link to, kad mažam žmogui naudingiausių gynėjų būti yra sunkiau nei didelių. Į tą pusę gal reiktų linkti, ar ne? Ką, rinkimai visko rodo. Į tą pusę reikėtų. Taip, Tavares, Heinz buvo.
Ne, tai su Heinzas tai žinai. Heinzas dar jo, judresnis žymiai. Tavaresas aš sutinku, kad turi minusų, tu jį gali ten pick and popais atakuoti ir taip toliau, jis negali ten switch all gintis, bet jo įtaka baudos aikšteliai. Vakar pamatėm, kaip Gobert nepraeina. Tu negali realiai net statistikoje tas nesimato, nebent pažangioj statistikoje. Išsigandimų verštis? Taip, kaip tu... Nėra tokios statistikos eilutės, kad prieš šitą žaidėją 10 kartų kita komanda neišsimetė metimų iš baudos aikštelės. Tipo, įėjo šalia, bet nemetė. Nėra. Rungtynės užbaigė su 6 išgazdinimais. Bus statistika su tikimybės teorija kada nors, žinai. Išmanioji kokią nors. Tai jau yra dabar NBA, tipo yra ne tik tais... ten, kamulio, ne ten. Prieš metant, kad rodo procentą? Ne. Yra NBA tiesiog paskaičiuota ten platformos, kur yra skaičiuoja tiesiog kaip saugo lanką gerai, bet to pačiu ir vat ką aš pasakoju, tipo, kiek atbaido nuo metimų aplink lanką. Ir ten, pavyzdžiui, Vicas Zubačas vienas iš geriausių šiam sezonė kartu su Gobert. Čia viskas labai logiška. Plius, kad NBA taisyklė, tada dar defensive 3 seconds yra. Tai jie Eurolygo iš vis tada. Iš vis būtų monstrai. Jeigu NBA, kur negali ten kimantis. Visą ataką gali stovėti. Tai dar daugiau atbaidys. Eurolygoje ten stovyklavietė tiesiog įsikūrė. Nu ką, playoffai? Dar apie Šarūną Iškevičių reikia pakalbėti. Coach of the Year. Geras video, ką? Atėjo pristatyti. Klausau. Nežinau, ar jis čia trolina, entertainina, vis tiek yra toks charizmatiškasis Šaras, bet, nežinau, ar jis čia nustebo labai. Pelnyta. Labai fain. Pagarba, taip istorija, naujas lapas, potencialas milžiniškas, tai komandai garbė, kad jį neprašovė Šarą pasiėmus. Praeitą podcastą kalbėjom apie labiausiai neįvertintą komandą, ar ten, kaip sakėm, mažiausiai pagirų gavusią Fenę, kad sakom. Tai jau šitas apdovanojimas paglosto tą, ką mes norėjom, kad kokiam sudėtingam sezonė, koks nerealus rezultatas. Ir ne pirmas kartas, kai nelaimi reguliaraus, o gauni titulą. Šaras apskritai turbūt vienas geresnių reguliariojo sezono trenerių. Su Barsa irgi, visada būdavo, jei ne pirmas, antras. Tik tiek, kad komanda būdavo, Mirotičių turėdavai. Čia Nigelis Heisas į panašų lygį. Bet čia tai turi, tai neturi, tai tas, taip. Ne. Pelnyta, viskas, čia nieko keista. Vis tiek, tai Šarą išrinko, bet ten tarp kandidatų akivaizdu, kad apie splitterį buvo kalbama. Tai Barcokas net neįdomu čia aptarti. Atamanas net neįdomu. Herbertas ir splitteris tie tokie buvo kalbėjimai, bet irgi mačiau kažkur įdomią mintį, kad apie splitterį, kad sako, ne, čia splitteris nesąmonė, negalit kalbėti. Aišku, tas jau iškalbėtas, kad perėmė į salo sistemą. Neva, kad splitteris, kai atėjo su Paryžium, pirmam rate, visi nesuprato, kas čia vyksta, dar reikėjo priprasti, kaip čia Paryžių žaidžia. Ir neva, kai jau antram rate, kai jau priprato prie Paryžiaus sistemos ir kažkiek jau galėjo išgaudyti ją, ir tada pasimatė, kad tas splitteris čia nieko, kai reikia prisitaikyti maždaug, ir tas antras ratas Paryžius buvo žymiai prastesnis. Taip. Tai kad sako, čia nesąmonė diskusija, nes pradžioje žaidė iš to palikimo, o kai reikėjo jau adjustments tų vadinamų ir tada... Bet adjustment tai ateina į žaidėjai ir Paryžiaus žaidėjai uždirba antrą mažiausią algą visoje lygoje ir jie užima 7 vietą. Tai aš džiaugiuosi dėl Šaro, bet jeigu man būtų reikėję balsuoti, aš būčiau balsavęs už splitterį. Čia tokia... Aš manau, kad kai jie pateko į playoffus, Šaras vis tiek turėjo begalės opcijų. Šaras turi labai gerą komandą, nuperka. Jis galėjo turėti netgi geresnę komandą, bet su tuo... Jis gali sau leist Bobaną atleisti. Su to vidurio puolėju, kaip suprantu, tenais irgi ilgai labai neišsirinko. Tai viskas labai gerai, džiugu, pelnyta, bet ką darė Paryžius, ką darė Bayernas, tai man tie 3 treneriai labai panašiai verti metų trenerių titulo. Šiemet kaip nieka tokie, anksčiau buvo tokie gal net neįdomus rinkimai, kai ten Barcokui tiesiog atidodi, nes nereali komanda, pirmi, gerai Barcokas, o šiemet, kaip sakom, yra kiek opcijų, kiek iškilo naujų
Bet mačiau vėl Barcokas antroje vietoje. Antroje vietoje Barcokas. Barcokas antroje vietoje, jo. Tęsiant augią mintį, vis tiek, žinai, Bayernas koks buvo pernai ir koks yra dabar. Ir Paryžius, buvo geras pernai, bet jis buvo kitoje lygoje. Bet žiūrint į žaidėjų sudėtį į brandolį, tai vis tiek Spliteriui gali lenkti galvą, nes tu atėjai, tu esi naujokas. Tu atėjai į seną kolektyvą su savo tvarka, su savo taisyklėm, su savo išreikštom roliam labai smarkiom ir tu turi būti ant tiek stiprus, kad staiga paimti viską ir sugriauti ir sulaužyti. Tu negali to padaryti, tiesiog tu negali to padaryti. Tai gerai, kad ant to... Į savo konspektus tiesiog atidavęs Spliteriui. Jo, taip, nes ir jie laimėjo vieną čempionatą, ir jie laimėjo kitą čempionatą. Ir dabar jie atėjo aukščiausią lygį, žinai, ir žaidžia taip pat. Ir tu turėtum ant tiek drąsos turėti, kad jeigu tu įvedinėjai savo ir tu nelaimi, viskas krachas. Out. Nebėra, iš karto konfliktas viduje, iš karto burbulas sproksta ir tavęs nelieka. Tai neišvengiamai, net nelabai sakyčiau, iš ko turėjo rinktis, žinai, kad tai ant to paties. Bet tai, kaip pasirodė, buvo gera korta. Vienas momentas. Kitas momentas, į kokį Müncheną atėjo šitas Gordis, koks buvo Münchenas pernai. Nors irgi negali sakyti, kad visiškai buvo išdraskytas brandolys. Nebuvo išdraskytas brandolys, irgi buvo likusio brandolio kažkiek patyrusių, garsesnių vardų nei Paryžiui. Kalbos nėra. Aišku, ir Gordžio autoritetas, lyginant su Spliteriu. Nekalbam apie buvusią krepšininko karjerą. Čia kaip treneris, žinai, vis tiek pasaulio čempionate su vokiečiais tiek pasiekęs, bet tai aš manau, kad vis tiek Gordis daugiau naujovių įvedęs buvo į savo žaidimą. Ir tai leido Münchenui pakilti virš drastiškai, šokti aukštyn. Tai šitoje vietoje, jeigu juos abu lygintume, tai aš kažkaip tai atiduočiau vis dėlto Herbertui. Bet, atsisukus atgal, aišku, čia būna viso gyvenimo nuopelnai, vis tiek Šaras, jeigu ir negavo anksčiau, tai gavo dabar. Gal va taip sakykim. Su komanda, kuri galėjo būti ženkliai žemiau. Gal taip sakykim. Dar čia tokį neįtemą atsiminiau apie Herbertą, kalbėjau apie Bayerną, kad Žilvos mėgstamiausias žaidėjas Lučičius sužaidė. Jo. Ten žiūrėjau statistikoje, trečią geriausią sezono mačą sužaidė. Pratęsime 2 tritaškiai, nulaužė. Tai Lučia vakar irgi traukė. Atrodo jau viskas, nurašiau viskas. Jau Lučičius... Traukė jis vakar irgi, įmetė iš dešinės ten tritaškį, antrą įmetė, paskui daugiausiai būdų buvo išprovokavęs, paskui tritaškį išprovokavo. Kas ten prieš jį subodavo, dabar neatsimenu, trajeką metė. 2 kartus metė baudas. Tai va, Lučia kiek gali, tiek padaro, jisai juda. Toks, kur atrodė jau... Jo, gynyboje prie Gazonijos buvo starte pastatytas iš karto, tik prie pagrindinio varžovo lyderio, žinai. Pabandyk su juo susiginti. Sibet, ruletka, grikarčanai, automatai to gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Simbolinis 5, pirmą kartą be centro per visą Eurolygos istoriją. Per 24 metus. Bezenkovas, Šorcas, Heizas, Deivisas, Nanas, Edvardsas. Jo. Patinka man šitas pokytis, kad be pozicijų. Vis tiek, kaip sakom, gynėjai valdo. Jis gynėjai. Tai tų gynėjų reikia ir pridėti. Tai realiai Bezenkovas su Heizu irgi ryškiai dominuojantis, bet 3 mažiukai šitie, apie juos kalbama daugiausiai. Sezono metu. Ar, nežinau, pasigėdot 5 kažką. Man pirmas toks idealus, nežinau. Ne, mes prieš 2 savaitės Urbonus dėliojom, tai visi 5 pirmo 5 žaidėjai sutapo. Antram 5 tai tenais buvo tokių netikėtumų. Kaip Kevinas Panteris pasakė, this shit is rigged. Jo. Tai čia žinai. Bet šitą, ta prasme... Bet yra tas, ta prasme... Jie fanai balsuoja 10%. Tai Pao ir Oli žaidėjai jau 10% gauna daugiau. Turim Juančio ir turim Fournier. Tai dėl Juančio dar okei, ne? Man tai ne. Irgi ne? Irgi tai pastukas dėl Juančio. Bet Formitė jo šį sezoną, tai wow. Pernai buvo beviltiškai. Nežinau. Kas vietojo? Tai gerai, Fournier, tai sakom, Panteris vietoj Fournier, tai vietoj Juančio, kas vertesnis tavo? Mirotičius? Bet irgi, tai žaidė, tai nežaidė vėl tos traumas. Aš turėjau Mike James, Maledoną, Mirotičių, Tavaresą arba Kampaco, bent vieną iš Realo. Ir kažką, dabar nerasiu, bet žodžiu kažką. Mūsų Gazonija. Ne. Netempė. Bet man Juančio toks, kur Mirotičius ten irgi vėl. Tai trauma ten 3 nežaidžia, tada žaidžia, tada vėl iškrenta. Gal tik 4 rungtynės, žinok. Tik 4 kažkaip atrodo, kad daugiau. Jis uždė 28 berods, tai ten 2. Man tas, kad tiesiog Panathinaikos sunkesnis sezonas dėl Lesoro iškritimo, tai Juančio kažkiek atrodo turėjo daugiau gal. Jis turėjo Kendricką Naną, jis turėjo Sluką Grantą. Jam lengviau, aišku, negu Milano toj psichiatriniai. Tai... kaip tau, Žilinai? Antram 5. Neduokit sugadinti dar vienam žaidėjai Ettore Mesinas. Ettore Mesinai, neduokim sugadinti dar vieną žaidėją.
Kai čia į Milaną plaka, aš noriu dabar. Dabar ką pasirašė? Ką nori pasimti Milanas? TJ Shorts. Yeah, tai neduokit sugadinti. Neduokit TJ. sugadinti. Tai prisiminkit, kaip Pamąstyk. TJ Shorts gyrė Mesiną po rungtynių su Milanu. Nu, tai kurgi ne. Ten jau tokį meilės laišką parašė Kas viešai negers. spaudoj, kokio aš dar nesu matęs turbūt. Kaip Tai ten kad jau. gal, ne, aš galvoju, gal net, jūs nemanot, kad Mesinos era baigsis Milane? Tai Giorgio Armani pasakė, kad Ne, Kol aš būk būsiu ramus gyvas. dar treniruok. Aš manau, jų pokalbiai po Ne. rungtynių yra tai, ko reikia Džordžiui. Manau, Tai tiesiog aš skaičiau, pačiau, kad kaip tiek- bičas, o visa krepšinis nesvarbu jam. Aš skaičiau, kad extended, tipo, for next season, viskas ten yra gerai. Viskas suderinta. Ne, tai ten yra, ten yra Armani Amžina meilė ir ten. Mesina yra... Neišskiriami bičiuliai. Never Good, ending love. gerai dirbi, daryk darbus ir toliau. Gerai dirbi. Pinigų niekada nebus per maža, štai vietai. Ne, tai čia- Ką nori gali O daryti. kaip šortsą, kur įsivaizduotumėt? Ar yra kažkokių Ką nori, gali aiškesnių kalbų? Nu, turbūt nori, tai visi, kas gali įpirkti. Visi nori, bet kur įsivaizduoju? Paryžiuj. Kur tau? Paryžiui išlaikyti be šansų. Neišlaikys. Barcelona Be kokia? šansų. Nežinau, kuris tiktų lėkti. Nu, tai Ispanijoje, aišku. Prasibėgti. Nu, tai šiaip tai Barça labai tiktų, aš galvoju. Įsivaizduok, šortas su to ispanišką išsimetimo taisyklę. Įmeti taškų šortas jau. Jau ten. Jo, Jo. tiktų Barça jam, kodėl ne? Ir pinigų gali pasiūlyti. Nes vis tiek Lapra, koks bus, neaišku, tai tiktų. Ten Nu, reikia galvoti, kur va tokio, nu, į Monaką, nu, tu neįkišiau ten. Nėra. Pas Nano irgi Ten per daug. Lukai, grantai. Nu. Nežinau, aš Nedaug tų opcijų. negalvojau apie tai, man. Barça tiktų, geras gali variantas. Nelabai Geras, kažką pats, turbūt pats. Efesas mėgsta mesti Arčiausiai to. labai daug pinigų. Pats Šalia arčiausiai to. Tom- Bet tai negi su Šeinu, tipo, kartu. Nu, Tai va klausimas, Šiandien. šiandien kiek ten likučių. Nu, bet kiek Bėra. jau to šeina liko, žinai jau. Pusė tiek. kontraktas didelis liko. Nu, Liko. taip, kontraktas. Ko liko, tai didelis. euriukų. Taip. Šeina Ant neliko. stalo. Ja, euriukų. Šeina pusė tiek beliko, kiek buvo. Su Micišim, kai buvo. Nu gerai, 2 graikų komandos, 2 prancūzų, 2 ispanų ir 2 turkų. Va taip susidėliojo playoffai. O Lyrealas paėmė, kapojas visą sezoną, kad Realas. laimėtum reguliarui, nors tai tiesiog moralinis laimėjimas, nieko tu iš to nelaimi. Ir tau Realą duoda. Ir tu 2 rungtynės reguliariam esi laimėjęs. Ir vienas esi laimėjęs su bene vienu iš blogiausių Madrido mačų apskritai. Su vienu iš blogiausių, kai jie net ten 70 nesusimetė. Nu, kitam, žinai, beveik 90 susimetė, bet beveik 100 praleido. Tai vėlgi, žinai. Čia Madride, kai žaidė. Jo, tai aš tada kalbu, žinai, kad tu vieną mačą žaidi patį blogiausią puolime, kitą mačą tu žaidi vos ne patį blogiausią gynyboje, tik su Paryžium gal buvo blogiau, kai 100 praleido. Tai va tau Madridas. Nu, bet vėlgi, Madridą vėl amerikiečiai kalnelį ir vėl, Šarasgi 100 kartų yra sakęs. Reikia tada formitą turėti, kai labiausiai to reikia. Tai va Madridas dabar su force majeure situacija prieš Paryžių, nu tikrai, taip gerai kaip šitam sezone nežaidžia šiuo metu. Jie nežaidė, taip nebuvo. Toks trikas ilgas jų pergalių serijų. Endesai dar Vandorą pasitvarkys rytoj, tai manau, kad, nežinau, Pasitvarkys tikrai, nenorėjo reikia pastatyt niekas. tada. Nenorėjo niekas. Garantuot. Nenorėjo niekas. Ir aš galvoju, turbūt, kad Šaras sako, gerai, turbūt, kad gerai, kad čia Paryžius prasmuko. Nu jo, žinai, būtų. kad čia Paryžius prasmuko gerai, nors Šaras moka prieš Madridą žaisti. Jo, galvoju, kad nei Pao nieks nenorėjo, Monakas jo labiau nebūtų norėjęs, Madridą nenorėjo niekas. Nepasisekė, tai turėsim turbūt gal dar kartą tą pačią galiojančią taisyklę. Niekada nenurašyk Realą. Ne, Žinau, niekada nelaimėk reguliaraus. Ne, Nes nelaimėsi čia. Jo, nu, žinai, aišku, serija, aišku, Graikija, aišku, žais sunku ten. Nu ir kas Nu jo, čia tie namų pranašumas. Namų čia toks pranašumas aiškus yra, pranašumas aiškus yra, namų nes- pranašumas yra. Barsai lengviausia bus su neturėjimu namų pranašumo, visiems kitiems bus sunkiau. Aš prognozuočiau šitoj serijai 3-0, jeigu nebūtų Olimpijakose tiek traumų, problemų ir tai, kaip jie atrodė per paskutinį mėnesį. Nes aš tiesiog nežinau, kokie žaidėjai žais visų pirma ir liktais ten... Vildoza žais, bet jis mėnesį nežaidė. Tenka girdėti, kad šį savaitgalį komanda pirmą kartą bandys treniruotis visi. Pirmą kartą. Ir... Bandys, bet vis tiek kažkas neteis. Nu, Wolfas irgi neaiškus, kiek laiko nežaidė. Tai, sakau,
Mačiau abitas rungtynės, Olympiakosas Madridas, tai Madride tenais iš vis trečiam kelny buvo plus 20 Olympiakos. Trečiam kelny. Tragedija. Graikai pataikė 16 tritaškių tose rungtynėse. Nuo pat pirmų minučių Fournier pirmojo atako iš kampo fadeaway'ų trajeką pataikė, trečiam kelny dar kelis dadėjo, ten toks užsivedęs buvo Fournier. Plus 20 traiškė Oli Madridą, pataikė 16 tritaškių, daugiausiai šiam sezonė kiek yra pataikę, būtent prieš Madridą. Ir sakau, šiaip sakyčiau 3-0, bet nes Madridas manęs neįtikina, kad ir kaip jie čia paskutiniu metu geriau atrodo, bet trūksta jiems. Man neatrodo, kad jiems smagu yra tarpusavį žaisti, kažkokia taip tokia yra... Kažkaip Hezonė labai traukia. Hezonė, Mūsa... Neaišku, kieno ta komanda, visi nori, kad jo būtų, kad Kampato kaip ir jo, Mūsa gal čia aš irgi tempiu, Hezonė gal duokit man. Bet kada, bet kas gali pasimti ant savęs. Taip, bet kada gali, Mario bet kada išsiimti iš rungtynių. Bet kai lengva, tada jiem lengva. Bet kai su Paryžium, kai sunku, tai ir tada o su Oli bus dar kitam lygiai sunkumas. Ne, tai vakar ten Bayerno gynyba, ten Haris mes 34. Suvalgė pradžioj, konkrečiai. Tai, bet aš sakau 3-2. Dėl to, kad... Už Oli. Dėl to, kad Oli paskutinius 3 metus savo serijas ketvirtfinalį baigė 3-2. Ir tada subėga žiūrovai su Flyeriais. Ir sėdė ant lanko, atsimenat? Kai Durantas žiūrėjo. Jo, fanas kažkoks užlipo ant lanko. Kai Durantas žiūrėjo, prieš ką laimėjo tą seriją? Iš Monaką gal? Prieš Monaką. Nu, tai jeigu Durantas žiūrėjo. Tai tada prieš Monaką. Tai kalbos nėra. Tai aš pas draugelę atvaręs. Pas Maiką, nu. Tai aš turiu, prieš 3 metus Oli prieš Fenerį per 5 laimėjo, tada prieš 2 Monaką laimėjo per 5 ir prieš metais laimėjo prieš Barsą per 5. Tai galvoju, kad ir šiais metais. Dėl to, kad dėl traumų ir dėl to, kad Madridas irgi yra šiek tiek neprognozuojamas, Oli in 5. Ką galvoji? Skamba logiškai, man labai. Nes irgi tas Realo, ten gali apie problemas kalbėti apie tą, kur sakom, kad patalinės tempimai į save, neaišku, kas, kieno tai komanda yra, kas čia neišreikštas lyderis, bet yra daug opcijų. Nežinau. Bet vis tiek atrodo, sistema man kažkaip... Man atrodo privalumas šitoje vietoje. Kad gali šauti. Gali pasitraukti paklodę bet kas. Gali. Pasimti Mūsą gali ant savęs, gali Hezonė pasimti ant savęs, Fakunda gali pasimti ant savęs. Ten, Felisas tik negali pasimti ant savęs. Jaunas vaikis, kur ant suolo sėdi, negali pasimti ant savęs. Abaldė negali pasimti ant savęs. Ne toks žaidėjas. Bet Fakunda gali patraukti, Hezonė gali patraukti, Mūsą kaip gali patraukti, bet kada Usmanas Garuba, kaip atrodo dabar irgi. Ir Seržas juda gerai, Tavarėsą gerai papildo. Nežinau. Nu, aišku. Aš 2 neduodu, aš 3-1 galvoju. Logiškai mąstant Oli turėtų pasimti. Man kas atrodo gali būti... Nenustepčiau, jeigu tu sakau 3-0 būtų. X faktorius, kas man atrodo galėtų būti, nes mes nematėm jo tokioje sezono stadijoje, tai Evaną Fournier, kur žmogus per karjerą matęs NBA aukšto lygio. Tai vat atėjus į, kad ir čia diskutuojam dėl 5 ar vertas, nevertas, bet jau kai lemiami mačai, man atrodo, kad Fournier gali būti irgi toks X faktorius, kur kitą lygį nueiti. Vienas iš... Nes, kaip ir sakėm, su tom traumom labai daug neiškum. Vildoza ten mėnesį ar kiek nežaidė. Žais dabar, bet jeigu tu mėnesį nežaidai, tai kokia ta tavo žaidybinė forma, kad ir fizinė kokia būtų, bet tas krepšinio jausmas turi būti. Vokupas irgi, kad sako, kad nepradės turbūt serijos, Vokupas svarbu. Vokupas taip. Čia daug. Vildoza, Rolins, buvęs, nebuvęs. Williams Gosas ar Vokupas prieš Kampacą, yra skirtumą. Aišku. Gerai, 3-2, rašom 3-2. Nu taip, tiesiog logiškai mąstant, tebūnė 3-2. Monaco, Barcelona, va čia 2 benamių komandos. Nei ten. Barsai šiaip, kad ir kokia šlikštita salė ir tvartas ten, bet ten atmosfera yra. Taip. Ten tos dainytos, tie orkestriukai visai užsikūrė. Nu, ką manot? Su šita turbūt daugiausiai. Neiškumo. Monakas irgi ar nėra statistiškai pasižiūrėjus, kad 5 rungtynės Monake vyksta? Yra. Žaidė su Feneriu, žaidė su Oli, žaidė su... Bet atėjo Nikas Kalatesas ir Monake primėtė 3 taškų. Ir uždarė. Tikėta, jo. Pernai. Bet atėjo Danielis Taisas už tai. Kuris... Ir Monakas patapo Monaco in 5. Monaco in 5. Jo, ir Monaco visai kitoks.
Barcelona tokia, kur irgi norėtum atrodo sakyti, kad ir 3-0 gal net, bet nu, jinai tokia... Va tokia, va. Jinai nėra ryški, pasakykime. Daug turi tų opcijų tokių, bet man, nežinau, Barcelonas tas žaidimas toks... Tokia, nu, sunku būti Barsos fanų, gal taip pasakyčiau, jos tas žaidimas toks... Smagiai žaidžia visai šiam sezonė. Greitai. Panteris metu smagu. Labai gaila, kad būtų metu serijoje. Bet Panterį vis laik smagu stebėti. Džabaris irgi toks greitas, atletiškas, stiprus, pataiko savo tritaškius po pagavimo. Šiaip Barsa abu kartus nukalė Monaką šiam sezonė ir ten labai užtikrintai, sakykim taip. Bet aišku, Danielis Taisas yra... Bet Taiso nukalė. Taip. Čia senai buvo tos rungtynės. Taip, čia sena pradžia. Danielis Taisas vis tiek yra game changeris visiškas ir manau, kad tai vis tiek Monakui duos pergalę šitoj serijai, bet su Monaku irgi yra tas dalykas, kad jie vieną dieną gali sužaisti labai gerai, kitą dieną po 2 dienų Monake žaisti ir pralaimėtas rungtynės. Tai Aš kažkaip galvoju, kad bus Monake pasplitins po 1 pergalę, Barsai po 1 pergalę ir tada viskas išspręs. Aš galvoju, kad bent vieną mačą šitoj serijoje bus Michael Jameso mačas, kur tiesiog taip sužais, kad realiai nuspręs mačą. Tai čia labai lengvas tavo prediksinas. Labai. Vis tiek, tai kaip pastiprėjęs gerokai Monakas lyginant su anksčiau, kur būdavo aiškiai Jameso komanda. Lloydas ir Taisas. Su Barsa Brizelą iššovė. Netikėtai, neplanuotai sužaidė labai gerai. Tai va dabar žiūri, lygiai tas pats nužudė būtent. Tai geriausias sezono rungtynės Brizelas. Monaką. Jo, 27 leido. Taip, 6-8 tritaškiai. Nu, kur, tu žinai, Brizelą kaip Panteris pultų prieš Monaką be Taiso ir dabar kaip bus jiems sunkiau prieš Taiso. Jo, dar Abrinasas neplanuotai daug sunėtė. O visi kiti tie patys, apie ką kalbėjom. Be Jano Veselį. Kaip mano trenerių dvikova įtakos gali turėti Spanulio taktiniai apžaidimai Penarojai. Neatrodo Penarojai labai jau ten taktikas, super kompiuteris. Nu, labai įdomu, kaip čia bus Steks Spanulis 1 metai. Suvaldyti... Irgi po tokių spaudimų netekę dar. Tikrai ir suvaldyti žvaigždžių komandą playoffų serijoje, kur visi turi savo nuomonę, visi turi savo nuomonę, kaip reiktų žaisti, ką reiktų gal pakeisti. Irgi yra šioks toks iššūkėlis, tai bus įdomu. Bus įdomu ir labai šiaip galvoju, kas ten, kad pavyzdžiui, Andersonas, Justinas, kaip gynė Maiką Jamesą, Maikas 30% pataikymą turi būtent prieš Barceloną šiam sezonui tose 2 rungtynėse. Tai įdomu, kaip čia seksis, kokios pagalbos bus. Su Kalatėsu man Monakas neatrodo labai kol kas gerai, nes tiesiog puolime jis nepataiko, puolime jis suspaudžia, palieka kitiems mažiau erdvės, o gynyboje, nu ką, jo, tu gali jį bandyti statyti prie Kevino Panterio, kaip praeitais metais statė prie Michael Jameso, bet žiūrėsim. Kalatėsas 5 mače pernai Monake žudė Monaką. 2 trajektus. Dabar gal 5 mače ištrauks Monaką. Bet Barsa dabar on fire ir ACB ir Eurolygoje. Geros atkarpos, labai geros. Tai ką prognozuojat, kolegos? Eurolygoje. Tu sakai in-5? Monakas 3-2, sakau. Nu, blema. Jis nors renkasi Barceloną. Nu, 3-1 gal tai būtų. Ne, kažkaip ne. 3-1 aš sakau. Aš irgi, man atrodo, irgi 3. Vieną Blaugrana duosim pergalę šeimininkam. Sausų serijų, nu reikia sausą seriją kokią. Ne, tai turi būti tada Madridas Baskonė turi būti, tada bus sausa serija, dabar nebus tokių serijų. Nelabai daug ir buvę, jo, buvo iš karto aišku. Ar ne pirma ir buvo per... Ar yra buvę dar, nu tai pernai Realas Baskonė 3-0. Nu, tai ten aiškiausiai, tai ten iš karto aišku buvo. Bet galvoju, ar dar buvę per istoriją? Manau, kad tikrai yra. Ne tiek daug tie pliofai vyksta čia metų. Bet... Jo, bet tokių ryškių, tokių kontrastų ryškių nėra. Nu, negali Barsas visiškai nurašyti. Vieną paims. Panathinaikos, Efes, Anadolu. Nu, Anadolu tai tikrai įeina. Tikrai kaip paims. Sakot, reikia ateiti Pike, kaip Šaras. Nu, tai Anadolu gali sakyti, mes taip ir padarėme. Ateinam Pike. Jo, bet Paulaimės. Bet Paulai. Paulaimės. Būk Pike, būk ne Pike, kur nori būk. Laimės Paul. Kiek? 1. Tai 1? Aš galvoju, reikia vieną nesąmoningą šautą, aš šaunu 3-0. Vieną pergalę. Nes galvoju, kad pirmos...
Ne. Jeigu nesąmoninga. Ne. Kaip, nėra jau labai nesąmoningas, bet drasus 3-0 vis tiek, kai taip FSO tokia forma ir sakyt, kad su 0, bet tada prisimeni. Bet FSS ten laimėjo prieš komandas, ten ta 8 pergalių serija, viena komanda playoff'ose gal tik žaidžia. Tai jie ir prieš PAO laimėjo sezono pradžioj. Ir kiek laimėjo? Kokį rezultatą laimėjo ten? Bet kažkaip, kai pagalvoju apie OAKą, dabar mačiau irgi žinia išėjus, kad parduoti visi abonementai kito sezono, visas tas hypas, visas tas graikų aistra. Tai ten visada tai buvo. Pirmos 2, iškart matau 2-0. Ten visada tai buvo. Atrodo 2-0 ir tada jau Stambulo ten ta atmosfera negazdinanti. Ir aš kažkaip galvoju, kad gali, bet aš galvoju, reikia vieną tokį įdomesnį. Tai... Okay. Swept. Aš galvoju, tarp 3-2 ir 3-1. Vis tiek gerai FSS puola. PAO ta komanda, kuri nedaro labai daug adjustmentų serijos metu, tiesiog žaidžia. Nėra kam daryti. Bet jie turi geriausią žaidėją Eurolygoje puolime šiuo metu, kuris gali pakilti tokį lygį, į kokį nieks nelabai gali pakilti iš visų kitų žaidėjų. Tai 1-0 gali. Jo, tai FSui, bet jie irgi puolime, tritaškių pataikymas kosminis, PAO leidžia mėti tritaškius, tai jeigu pataikys, čia nenustepčiau, jeigu ir kaip ir Makabis vieną net ir iš tos tavo OAKos paminėtus nusimtų. Bet sakau, galvoju, kad per mažai šiek tiek ginklų, per daug vienodų ginklų turi FSS, tik tai, žinai, pick and roll 2-2, kad sakyt, kad FSS laimės seriją. Tai lieka tikėtis pataikyti FSui, bet pataikyti gali vieną mačą, bet seriją užmesti Panathinaikos. Žinai, FSS turi geriausią, ar ten top 3 pataikymo procentų viso Eurolygai. Tai jeigu duosi mėti, to PAO gynyba rizikuoja labai ir leidžia mėti, tai bus įdomu. Gali būti įdomu. PAO metikų irgi. Įvalės 15 tritaškių. Tam mačia, kur 100 suleido. Lesoras out for season, ne? Tai ne, kuris ne. Lesoras out for season. Sakė Final Four, bet aš manau, kad... Tai koks tu būsi ten baigtų? Ne. Žinot jo charakterį, tai jisai nenustepčiau, kad rizikuotų ten su pusiau koja. Ne, tai sakė Final Four nebent. Nesvarbu vis tiek, kaip tu ten atrodysi, žinai. Bet sakau, žinot jo charakterį, tai nenusteptų, jisgi ten gavo traumą kitą dieną, mėtį į krepšį ant vienos kojos. Tai, žinai, čia mėtyti ir žaisti. Sabas laimėjo su viena koja Seulo olimpiadą. Aš pašaknėsiu, pafilmuok, biškai, dėsiu fanam. Graiką valės. Ne. 3-1. Parašėm pažymį. Kiek sakėjai? 3-1. 3-1. Parašėm pažymį. Ten parašėm 3-2 pažymį. Pirmoji poroj parašėm 3. Ir būsimieji čempionai per kiek įveiks Paryžių, Augustai? Eurolygos būsimieji čempionai. Paris in 4. Opa. Ir štai turime Reelsą. Pakalbėk kažką daugiau, iškirpsim, Reelsą padarysim. Augustas Šuliauskas teigia, kad Šaro... Neteigiu. Tu, Hari, tu kaip, nežinau, nesakysiu. Tu tiesiog... Kaip Janutė nenorėjai. Kaip žurnalistai. Kaip Delfi žurnalistai. Tau pasakau spėjimą ir tu tada... Augusto Šuliauskas teigia. Užtikrintai, ką tik išgyrė Šarūną Jasikevičių metų trenerį, jis rėžia, kad tai nieko nereiškia, nes Paryžius pervažiavo Stambulą. Augis sakė spliteris. Nenulenk. Augis sakė spliteris. Bet tiek pagyrė Šarą. Vis tiek Širdutė pasidžiaugia, kad Lietuvos. Tai faktas, tai labai smagu. Tai kur tie ginklai? Tai sakai, Šaras nesugalvos būdų, kaip čia tą šorcą kažkaip vėlgi sulėtinti. Kaip anglai sako, don't put words in my mouth. Aš to nesakiau, visų pirma. Aš tą užmečiau, liupą. Kodėl Paryžius... Kodėl spėju? Aš spėju. O gal tiesiog labiau... Noriu. Jo, va čia yra tas dalykas. Taip. Žiūrėkit, aš mėgstu tikėti gražiom istorijom. Tu romantikas jau. Paryžius yra gražiausia istorija Eurolygoje per nežinau kiek metų. Antras mažiausias biudžetas. Tai tokia serija, jeigu laimės, tai iškart matau heart over height, nes Feneris turi daug ūgio, daug jėgos, daug žais nugarai krepšį. Aišku, galbūt mažinti savo penketą, nes būtent tas small ballas, būtent small ballas su Heisu Deivisu 5 pozicijoje ir šorcų dvigubinimas 4 kėliny jiem padėjo laimėti tas antras rungtynės prieš kelias savaitės Turkijai. Nes Paryžius per 3 kėlinius Feneriui sumetė 8-4 taškus. Tiesiog viskas veikia, žinojo ką atakuot, nesustabdė šorco, nesustabdė
visų kitų žaidėjų ir randa Paryžius tas silpnas vietas, ta jų sistema, tas jų greitis, viskas veikia. Bet kaip ir dažnai būna, po to jie 4 kėlinyje išbarsto tą didžiulį pranašumą ir Šaras rado ginklą, kaip sustabdyti Paryžių 4 kėlinyje. Bet serijoje, kurioje jie nėra favoritai, kurioje jie jau ateina su žiauriai gera banga, jam nėra ko prarast. Aš kažkaip tiesiog... Underdogo istorija ir tiesiog dėl to renkuosi juos ir šiaip čia nėra logiškas spėjimas, nes jeigu aš vadovaučiausi logiką, tai tiek, kiek ginklų turi Šaras, Daišoną Pierą gali išleisti, tu gali jis turėti gerą seriją. Heisas 5 pozicijoje, daug žais, turi kiek skirtingų, nežinau, Guduričius labai gerai prieš Paryžių žaidė. 2-5 su metu. Bonzi Colsonas nežaidė gerai, bet irgi gali duoti savo kiek skirtingų vidurio puolėjų. Makolmas, mažu 5. Jisai buvo labai svarbus tam comeback'e 4 kėlinyje. Bet tuo pačiu gal Paryžius jie atakuos. Tai tikrai Šaras turi daugiau ginklų, Šaro pusėje yra patirtis prieš Splitelį, čia net nebejotinai tie visi adjustmentai serijos metu, prisitaikymai, pakeitimai. Bet aš tiesiog noriu tikėti gražią istoriją Paris in 4. Ne, aš... Sukarpysi šitą reels, ar čia per daug buvo? Šitas, prakarpysim vietas tokias. Tai nekarpyk, tai tu dabar paliksi tik tais Paris in 4 buvo. Kažkokia viskas. Tai įdėsiu Teigia Augustas, tada Katas, tada Paris in 4. Liks viskas. Tikiu gražiom istorijom, groja Titanikas fone. Gerai. Kažkokį tokį. Gerai. Žilvinai, ar tu? 3-1. Ar su logika viskas sugadinsi šią gražią romantiką? Paryžius, meilės miestas, 3-1. Tu jau irgi nori prognozuoti 3-1. Pradėjau pergalvoti. Bet šiaip to pačiu būtų ir liūdna dėl Šaro. Aš labiau myliu Šarą negu tu Paryžių. Tiesiog taip ir. Va čia 3-1. Kartais užsis Šaras, bet aš noriu gero. 3-1, jo. Mes nuobodus tie logikos, žinai, būtų, kaip Augis Paryžius, tai būtų Baskonė, irgi svaigčiau kažką, žinai, bet nesu dabartinė sudėtim, su praėjusiu metu gal daugiau. Dabar ne, 3-1. Jau ir taip sezonas vis tiek. Ir šiaip apie Paryžių kalbėjom, kur pradžia sezono visi svaigstam, kaip faina, kaip gražiai žaidžia, kokie po to antram rate. Sakom, vis tiek kažkaip pradės jau išgaudyti, turbūt tą sistemą pradės apsiprast, pradės pralošinėti. Ir nedaug dievo, kad būtų Paryžius neišėjęs į playoffus, bet dabar, kai jie išėjo, taip nuo širdies akmonų krito, kur Bayernas, dar vis tiek dar. Bet kad Paryžius išėjo, tai jau gerai, bet kažkaip atrodo, kad serijoje prieš Šarą, prieš, kaip sakai, tiek ginklų. Net ir Madridą nukirtęs išėjo, bet tą Madridą tokį. O ten Fenį tokių pasivaikščiimų Stambulė Šaras neleis. Nebus. Ne, faktas. Bet paskutiniu metu, kad ir tos pralaimėtos rungtynės, kur turėjo tą atkarpą, Realas, Feneris ir Pau, 3 išvykos rungtynės. Tai pirmas rungtynės buvo prieš Fenerį berods. Tai ar gal nesvarbu, bet prieš Realas išsigelbėjo 4 kėlinyje, Paryžius pirmavo 3 kėlinius. Pau išvykoje irgi pirmavo 3 kėlinius, 4 kėlinyje vėl. 30 taškų praleido. 30 taškų praleido. Ir prieš Fenerį. Jo, ir prieš Fenerį irgi. 4 kėlinyje. Paryžius prieš Fenerį praleido 30. Taip, ir 84, 7-1, 8-4 buvo po 3 kėlinių. Paryžius turėjo 84 prieš Šaro gynybą, prieš Šaro Fenerį. Ir 30 praleido. Tai nėra, kad jie negali ką pasiūlyti. Bet, jo, čia... Šiaip pagalvoju. Fener in 4 yra labai logiškas spėjimas ir... Bet įsivaizduokit, tokia eiga, 5 mačas Stambule, Šaras visas prakaitė, Paryžius šoka šokius prieš, nes jiem... Let's have fun. Įsivaizduoju, Game 5 koks būtų, kur Paryžiui visiškai nieko, Stambului, taip. Ir, norėčiau Game 5, iš tikrųjų dabar pagalvojau, susikūriau savo pat scenarių, kad Stambule vieniem įtampa, kitiem having fun ir pažiūrėkim, kas iš to išėjus. Tada 3-2, ne? Logiškai mąstyti. Tam jau gal net sakyčiau Paryžius, jeigu iki Game 5. Taip, pala, taigi tu Šarą labiau myli negu Paryžių. Taip, bet pagalvojau, kad jeigu iki 5 nueitų ir susikūriau visą tą scenarijų, tada aš irgi jau romantikų tampu ir irgi šoku į tavo traukinį. Greitai tos tavo meilės keičiasi, tipo, jeigu per 4 nelaimi, man netinka. Arba susitvarko normaliai su Paryžium, arba tai jau duokit jiem džiazuoti ir tegu skrenda į tą Abu Dabį. If you don't love me at my worst, you don't deserve my best. Tai va taip va.
Tai ačiū. Ačiū Hebrytė, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad domitės krepšiniu, sakykime, net apskritai. Ir mėgaukimės šilumą, būkim šilti vieni kitiems, gal net irgi ir pasubscribikit. Kaip Žilvinas Grigaitis baigiai podcastą. Kažkaip su šiluma vis tiek reikia sušilti. Ir kad būtų šilta laukia, karšta jūsų širdise ir karšta Eurolygos play-offų arenose. Ir kad laimėtų jūsų mėgiamos komandos. Ir kad būtų Žalgiris, kad būtų pergalės, kad grįžtų vėl geri seni laikai namo. Sybet, ruletka, grikarčanai, automatai do gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.